Geras jausmas. Jausmas toks, kad planas įvykdytas maksimum. Pasitikėjimo savim užtenka. Smagu, kad viskas taip sukrito. Ta prasme, planą padarėm ir sakykime, viršėm net savo minimalius lūkesčius. Turbūt didžiausias akcentas buvo ant starto, kur mes galbūt šiek tiek užsižaidėm per daug, ne galbūt, bet tikrai užsižaidėm per daug, saugodami savo pagrindinį varžovą, tai būtent Pietų Afriką. Tiesiog norėjom būti geresniai starto pozicijoje negu jie, bet to pasiekoje gavosi, kad pavėlavom į starto liniją ir toliau buvo žaidimas su pasisukimais, nes vėlgi matėm, kad ateina pasisukimai iš dešinės pusės, bet taip pat matėm, kad lyg tai kairėje pusėje truputį daugiau vėjo. Tai būtent pirmą laviruotę plaukdami per dešinę pusę mes pamatėm, kad ten kairiai visai hebra neblogai atrodo. Tada prieš pat ženklą labai visus gerai prisivijom. Ženklo metu, man atrodo, mes tikrai labai gerai paėmėm ženklą ir tiesiog visą fordaką padarėm tai, ko nepadarėm kitas dienas. Turim keletą tokių kaip ir paslaptėlių, ką jau sužinojom ir kas iš tikrųjų mums veikia. Tai šiandien tikrai fordakais jautėmės labai stiprus. Tai aišku, ten matėt kliūtis, laivai, tai ten tas toksai taktinis žaidimas buvo, kurioje vietoje halizuoti, tai truputį irgi pavėjų galbūt pertraukėm. Turėjom progą iš karto užvažiuoti ant čekų, nes gavosi, kad į ženklą jau pjovėmės labai aštrių kursų, bet čekai vėlgi išsprūdo. Tai buvo sudėtingas leidimas, bet ten irgi Bakas Martinas susitvarkė be jokių problemų. Jau netoli laino kairiai matėsi gerokai, kad iš kairės pusės ateina daugiau vėjo. Būtent tą škaliuką pasigavom ir priartėjom prie čekų. Ir tada prie pat ženklo dar truputį užmetė, ko pasiekoje mes padarėm keletą vendų, kad pakenkti jiem ir išeiti į ženklą. Ir po to jau pavinis kursas buvo ramus. Taip pat nereikėjo tik išlikti tarp finišo ir varžovų. Tai ten viskas smooth sailing. Tai plaukimas buvo ganėtinai, sakyčiau, sudėtingas, bet plaukimo kontrolė, komandos dinamika, nors ten ir turėjom keletą tokių prastesnių vendų. Ta prasme, lyginant su pirma diena, viskas klostėsi labai švelniai, aiškiai, koordinuotai. Tai tikimės, kad išlaikysim ir toliau tokį susikaupimo lygį ir kad ir sąlygos keisis, bus daugiau vėjo, bet komanda performance taip pat gerai. Aš tai toks, sakykime, ramiai galvojau, mums reikia tiesiog neatplaukti paskutiniams. Aš maniau, kad tikrai tą galim padaryti ir labai nesijaudinau, kad laimėti. O pirmą vietą laimėjom, tai čia iš vis, nerealiai. Tarsime, ir po tokio ir netobulo, sakykime, starto, bet labai gerai buvo nuskaityta informacija akvatorijos, puikius sprendimai, puikus manevrai, puikia komanda, esam labai susidirbę ir tiesiog pergalę išlošti, tai yra, kaifas. Smagiausia laimėti yra, kai nelaikai visus, nieko nepraleidi, o kai dar aplinki ir išeini į pirmą vietą, tai šis, nerealiai, tikrai nerealiai. Nežinau, dabar tokį jaučiam realiai palengvėjimą, nes ta įtampa šitų 4 dienų, ypač po pirmos dienos tikrai sėdėjo galvoje, bet kaip jau padarėm tą rezultatą, kad jau esam kitam etape, tikrai palengvėjo. Jau dabar šypsena nuo veido nenueina, atrodo. Tai labai patenkinti. Best place team here, Team Lithuania!